Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę. Šiandien dėja kalbėsime apie pralaimėjimą. Žalgiris pralaimėjo pirmąjį kartą namuose prie Andrėją Trinkierį ir tą padarė net 19 taškų skirtumu. Žinoma, pats Trinkierį prieš rungtynes įvardino Olympiakosą kaip pagrindinį Eurolygos favoritą ir mano nuomonė, tai yra viena unikaliausių Eurolygos komandų ir Žalgiris vakar pridarė daug blogų dalykų prieš juos. Bet padarė visas tas pačias klaidas, kurias daro ir kitos Eurolygos komandos. Jorgo Bartsoko vadovaujama komanda tenka stebėti tikrai labai dažnai, tai turiu daug klipų, kuriuos jums šiandien ir parodysiu. Ir pamatysite, kad Žalgiris padarė visiškai tas pačias klaidas, kurios daro ir kitos komandos. Žinoma, galbūt ši komanda buvo išsimušusi ir po rinktinių lango, bet kai pralaimi tokiu skirtumu, vien tik jo kaltinti tikrai nereikėtų. Paaiškinsiu ir kodėl Birutis nesužaidė šios dienos rungtynėse ir kodėl to buvo galima tikėtis. O žiūrėsime šiandien pirmojo kėlinio pirmasis 5 minutės ir trečiojo kėlinio vidurį, kadangi mano nuomonė tai buvo tos dvi atkarpos, kuriuose aiškiausiai matėme, kas nesisekė Žalgiriui. Na ir paskutinis dalykas prieš lendant į detalės, tai paspauskit laiką, pasubscribinkit, kadangi daug jūsų žiūrinčių to dar nėra padarę. Ir dabar jau tikrai galim pradėti. Pirėjo Olympiakosas yra unikali komanda. Unikali ji yra tuom, kad žaidžia labai daug užtvarų be kamulio. Ir jeigu tu kaip komanda tą vakarą nesugebi su jomis susitvarkyti, gali pamiršti apie visus šansus laimėti tas rungtynes. Ir Žalgiriui prireikia vos minutės ir 4 sekundžių, kad suklystų tokioje situacijoje. Graikai žaidžia vieną iš savo mėgstamiausių išsimetimų iš užgalinės linijos derinių. Isaiah Keinanas čia stato nugarinę užtvarą Alekui Petersui, o po jos pats turėtų gauti užtvarą iš Mustafa Falo. Prieš žiūrint, kaip baigsis ši ataka, dabar parodysiu jums kelis epizodus iš kitų rungtynių, kuomet kitos Eurolygos komandos atiduodavo lengvus taškus būtent šioje situacijoje. Ir dabar grįžtame į Žalgirio rungtynes, pažiūrėkite, ką čia daro Keenanas Evansas. Keinanas puikiai pagauna Brady Maneką, Evansas nenori atmušti Aleko Peterso, Sumneris irgi neblokuoja perdavimo linijos po krepšiu ir Olympiakosas pelno pirmus 2 lengvus taškus. Pamatęs šitą epizodą iškart supratau, šiandien Žalgiriui lengva nebus. Bet galbūt galvojau, kad jie puolimu sugebės atsakyti Olympiakosui. Bet čia yra viena problemytė. Olympiakosas yra ta komanda, kuri turi Tomasą Vokupą ir Mustafa Falą. Tai yra tie 2 žaidėjai, kurie buvo labiausiai atsakingi už tai, kad Maikas Jamesas, Jordanas Lloydas, Elio Kobo ir visa Monako ekipa per Eurolygos pusfinalio 3 kėlinį pelnytų 2 taškus. Na ir matome Žalgirio ataką, kelios užtvaros Evansui, kad jis priimtų kamuolį, o ne persivarinėtų jį ir vargtų prieš Tomasą Vokupą. Ir čia iškart ateina Laurynas Birutis statyti užtvaros. Kitos komandos paskutiniu metu siūsdavo 2 žmonės ant Evanso, todėl Birutis turėdavo laisvą tą vadinamą trumpą nusileidimą ir galėdavo mesti vieną flauterį po kito. Graikai su savo milžinu taiko pasyvę drop gynybą, palieka jį baudos aikštelėje ir palieka Tomasą Vokupą tvarkytis vienas su užtvara. Bet kadangi šis amerikietis yra vienas iš geriausių Eurolygos gynėjų, pažiūrėkite, jis po užtvaros yra tiesiog prisiklijavęs prie Evanso ir kaip sumaniai iš galo atima kamuolį ir tai leidžia Olympiakosui pelnyti 2 taškus savo gynybos dėka. Ir kadangi jie nėra super talentingi perimetre, taip žinau, jūs galbūt galvojate kitaip dėl to, ką matėte iš Tomaso Vokupo ir Šakilo Makisiko, bet tokių pasirodymų iš šių 2 žaidėjų tikrai nebūna kiekviename mače. Pavyzdžiui, Volkupas serijoje su Fenerbahče atakavo iš 3 taškų zonos mažesnių negu 20% taiklumu. Bet Žalgiris leido per daug Olympiakosui susikurti iš savo gynybos ir tai buvo viena iš pagrindinių pralaimėjimo priežasčių. Po kelių minučių vėl bandoma žaisti per Evanso ir Biručio 2 prieš 2. Falas nepalieka savo teritorijos ir sustabdysiu šitą klipą čia. Ar tai jums atrodo lengvas metimas, ar tai jums atrodo flauteris, kurį mesdavo Laurynas Birutis? Tokį metimą pataikyti per 2,15 m ūgio milžiną ir dar su Vokupu, kuris yra prie pat tavęs iš nugaros, yra tikrai sudėtinga ir Evansas prameta. Ir nors atrodo, kad Žalgiris visai neblogai grįžta į gynybą, čia Edmundas Sumneris bando prasižengti prieš Isaiah Keinaną. Teisėjai mato akivaizdų pranašumą, leidžia Olympiakosui pelnyti 2 taškus. Na ir paskutinis pavyzdys, dėl ko Volkupas kiekvienais metais būna toje diskusijoje, kas yra geriausias Eurolygos gynėjas. Ulanovas persivarinėja kamuolį ir jis tą daro dėl to, kad Evansas nevargtų prieš Tomasą Vokupą, bet pažiūrėkite, kaip Volkupas prasibrauna pro visas užtvaras ir Evansui tiesiog yra neleidžiama priimti kamuolio. Galiausiai jis tą padaro, Birutis vėl stato užtvarą, prancūzų milžino dydis baudos aikštelėje priverčia Evansą kvestionuoti savo sprendimus, Vokupas taip pat matome, atkreipkite dėmesį į
į jo ranką. Jisai nors ir nėra prie pat Evanso, bet matome, kad vien ta jo ranka šiek tiek trukdo Evansui galvoti apie metimą anksčiau ir turi mesti metimą atšokus atgal. Kaip matote, tai tikrai nėra tos kokybės metimai, kurios Žalgiris gaudavo ankstesniuose turuose. Ir prie visų problemų puolime prisidėjo dar ir tai, kad nepasiteisino nei viena Žalgirio rizika. Čia Olympiakos žaidžia ispaniškai į pick and rollą, bet kadangi tą daro Volkupas, Žalgiris tiesiog taiko drop gynybą su Biručiu, nesikeičia tarp dviejų gynėjų, matome, kad Ule lieka su Petersu, na ir Volkupui čia yra tiesiog atiduodamas floaterio metimas. Palyginimui atkreipkite dėmesį, kaip Sumneris po užtvaros yra toli nuo Volkupo ir kaip Volkupas būdavo arti po užtvaros prie Keenano Evanso. Na bet visgi, tai nėra tas metimas, kurį Volkupas pataiko kiekvienose rungtynėse. Deja, bet penktadienio vakarą Volkupas pajautęs žaidimo ritmą atrodė itin užtikrintas. Ir čia dar vienas pavyzdys iš antrojo kėlinio, kuomet vėl ispaniškasis pick and rollas, Žalgiris taiko drop gynybą su Rolandu Šmitu prieš Tomasą Volkupą ir čia dar vienas amerikiečio / graiko floateris. Grįžkime prie užtvarų be kamulio ir prieikime prie Aleko Peterso. Pagal išmanėją statistiką tai yra pats efektyviausias metikas visoje Eurolygoje. Ir po minutės pertraukėlės čia buvo specialus Jorgo Barcokio derinys būtent jam. Ir turbūt nieko keisto, kadangi jį dengia Brady Manikas. Žmogus, kurį Žalgirio varžovai nori atakuoti gynyboje. Volkupas gauna kamuolį centruoti nugarai krepšį, bet čia yra griniausia imitacija. Keenanas po išsimetimo gauna flare užtvarą, bet tikrasis veiksmas čia yra dvi užtvaros arba kitaip stegeris Alekui Petersui. Ir pažiūrėkite, kokį atstumą nuo savo dengiamo žmogaus palaiko Brady Manikas dar prieš užtvarą. Nieko keisto, kad Brady užkliūna, Birutis čia dar bando išgelbėti savo komandos draugą, bet Alekas Petersas yra tiesiog toks geras metikas. Maniko ir Biručio duetų šios rungtynės buvo itin nesėkmingos, kartu su jais jiems būnant aikštelėje Žalgiris ėjo žemyn. Galime teigti, kad varžovai jiems buvo neparankus, bet ir patys žalgiriečiai, kaip matome, darė visus dalykus ne iki galo gerai. Į aikštelę įėjus Kevarijusui Heisui, Olympiakosas ėmė vien tik atakuoti prieš Mustafa Falo žaidimą nugarai krepšį. Čia jų klasikinis trumpas derinys jam priimti kamuolį, Volkupas prakerta ir dabar jau matome tiesiog grumtynes tarp dviejų vidurio puolėjų. Žalgiris bando nesiųsti čia pagalbos, palieka Kevarijusui Heisą tvarkytis vieną, Mustafa Falas įrodo savo jėgos pranašumą. Čia matome vos nepailiui einant į kitą ataka, vėl tas pats derinys. Kevarijusas Heisas priverčia Mustafa Falą priimti kamuolį šiek tiek aukščiau ir galiausiai matome, kad pagal amerikiečio poziciją akivaizdu, kad Žalgiris nori siūsti Mustafa Falą į galinę liniją, kur ateitų pagalba iš Arno Butkevičiaus. Matome, kad lietuvis tą ir daro ir net eina dvigubinti varžovo, bet Heisas paskutiniu momentu atidaro vidurį, kas yra kritinė klaida, kadangi matome dabar silpnojoje pusėje Lukas Lekavičius yra likęs vienas su dviem žmonėmis. Ir aš nežinau, kas tai yra, bet Tomasas Volkupas prieš lietuvius arba Lietuvos komandas tiesiog neprameta. Norit dar to įrodymų, galbūt nematėte penktadienio rungtynių? Štai jums graiko ataka iš antrojo kėlinio, kuomet atrodo, kad jų puolimas nėra iki galo suorganizuotas gerai. Volkupas tiesiog kviečiasi Mozesą Wrightą žaisti 2 prieš 2 likus 10 sekundžių. Žalgiris keičiasi, kadangi tai yra užtvara tarp Ulanovo ir Butkevičiaus. Ir Volkupui lieka 5 sekundės, kuomet kamuolys jiem grįžta į rankas. Prasta Olympiakos ataka, puiki Žalgirio gynyba. Geriausia Žalgirio gynėjas dengia Tomasą Volkupą. Na bet kai Volkupas pataiko tokius metimus po driblingo, nelabai yra ir ką čia pridurti. O čia dar viena iš tų klaidų antrajame kėlinyje. Po Ulanovo prametimo prieš Brazdeikį Makisikas atsikovoja kamuolį, bet matome, kad nei vienas Olympiakos žaidėjas nėra aplenkęs žalgiriečių. Atrodo, kad turėtų nekilti problemų, taip? Bet galbūt čia ir yra pasiekmė rinktinių lango. Matome, kad Dimša rodo kažką pirštais, Keenanas Evansas taip pat. Nei vienas iš jų neperima Moseso Wrighto, čia turbūt turėtų būti Dimša, o Evansas dar ir nestabdo kamuolio ir pamiršta, kad su juo yra greičiausias Eurolygos žaidėjas. Makisikas per 2 sekundės atsiduria Žalgirio baudos aikštelėje, Wrighto iš vis nedengia niekas ir dar 2 taškai Olympiakos gynybos ir greito puolimo dėka. Patys matote, tų klaidų tikrai netrūko, bet nepaisant to Žalgiris trečio kėlinio viduryje atsilikinėjo vos 4 taškais. Ir tada padarė kelias kritinės klaidas, kurių neišvengė nei viena Eurolygos ekipa. Pažiūrėkime. Čia klasikinis Olympiakos derinys, kuris prasideda Aleko Peterso nugarinę užtvarą Kostui Papanikolau. Handoffas Isaiah Keenanui 2 prieš 2, Keenanas nesukuria jokio pranašumo, Žalgiris atrodo visai geroje situacijoje, bet graikai toliau suka kamuolį ir čia Alekas Petersas nestato užtvaros, o ją slipina ir to užtenka sukurti nesusikalbėjimą tarp Arno Butkevičiaus ir Brady Maniko, o Alekui Petersui įmesti 2 taškus iš po krepšio. O dabar pažiūrėkite, kiek tokių arba labai panašių klipų galima surasti tiek su Aleku Petersu, tiek
su šioje pozicijoje Olympiakos žaidusiu Saša Vezenkovu. Tiesiog begalės epizodų, kuriuose šie puolėjai nestato užtvarų iki galo ir vėliau jų dėka pelno 2 lengvus taškus iš po krepšio. Kitoje atakoje vėl tas pats Olympiakos derinys, vėl ta pati Aleko Peterso nugarinė užtvara ir šį kartą Olympiakos nereikia tiek sukti kamuolio, kad pelnyti 2 taškus. Menekas niekiek neatmuša Kosto Papanikolau, Ulena tiesiog fiziškai negali išlikti toje pačioje linijoje po nugarinės užtvaros ir Olympiakos pelno 2 taškus po vienos užtvaros ir 1 perdavimo. Ir dabar jūs galite pasižiūrėti, kaip Olympiakos pelno taškus šios vienos užtvaros ir 1 perdavimo dėka prieš ne 1, ne 2, o 3 ar net daugiau Eurolygos ekipas. Klasikinis derinys, kurie įdaro kiekvienose rungtynėse, visi tikrai žino, visi būna nuskautinę, bet čia užtenka vieno neatmušimo, vieno nesusikalbėjimo ir jie gali laimingi bėgti atgal į gynybą. Tiems, kas žiūrėjo mano pirmąjį video apie krepšinio terminus, dabar kaip tik vienas pavyzdys iš jo, išvirkštinis pick and rollas iš Olympiakoso. Matome, kad Evansas spaudžia Volkupą, neleidžia jo priimti lengvai, kadangi Žalgiris atsilieka jau 9 taškais ir Volkupas čia parodo savo krepšinio IQ. Vietoj to, kad bėgtų priimti jį, jis tiesiog stato užtvarą Alekui Petersui, Volkupas savo užtvarą užblokuoja 2 žaidėjus, Raitas čia laiku kerta į baudos aikštelę, užsibaigia ataką puikiu metimu kairę ranką ir Žalgiris atsilieka jau 11 taškų skirtumu. Evanso šiuo metu nėra aikštelėje, kadangi likusios vos 3 minutės iki 3 kėlinio pabaigos ir Lukas žaidžia 2 prieš 2 ir mato, kad Olympiakos keičiasi. Kadangi Heisas nėra pavojingas po krepšiu, Lukas yra priverstas žaisti 1 prieš 1. Bet Lukas čia nenori taip statiškai žaisti 1 prieš 1 ir matome, kad kviečiasi Ulanovą. Šiuo ženklu jis bando parodyti Ulanovui, kad šis prabėgtų, pastatytų netikrą užtvarą ir galbūt taip sukurtų nesusikalbėjimą Olympiakos gynyboje tarp Moses Raito ir Aleko Peterso. Olympiakos aukštaūgiai puikiai išsikeičia, Lukas bando atakuoti Petersą, bet paprasčiausiai pameta kamuolį ir graikai nubėga į dar vieną greitą įpuolimą ir Raitas monstriškų dėjimu didina pranašumą iki 15 taškų. Po šitos atkarpos Žalgiris taip ir neatsigavo. Ar reiktų daryti tragediją ir kelti baltą vėliavą Žalgirio įkrintamųjų kovoje? Na, sakyčiau, kad tikrai dar nelaikas. Žinoma, reikia laimėti praktiškai beveik viską, bet Žalgiris tikrai neparodė savo tikrojo veido. Atrodė, kad komanda buvo šiek tiek išbalansuota ir to rinktinių lango. Ta labiausiai matėme greitojo puolimo gynyboje. Kauniečiai darė daug klaidų paprastose situacijose, apie kurias jie tikrai žinojo prieš rungtynes, o taip pat prametė ir daug gerų metimų, kuriuos buvo susikūrę iš 3 taškų zonos. Norisi tikėti, kad prieš Makabį išvysime kitą Žalgirį. O ką galvojate jūs? Nepamirškite parašyti komentaro, uždėkite laiką ir pasimatysime kitame video jau už savaitės. Iki. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.